dalyvauti, medžioklėje reikia. Programos nekeičia. Nu, kas čia yra? Nusipinko direktoriaus, Antanas Valionis rašo, ar galiu, dėlėdamas Rygoj ambasadai, Ar mato? Mažėlis, ar jūs negalėtumėt man prezidento rinkimai? Gegužės gale ar Liepos vidury? Savaitgalį, kaip sakoma, aktyviai kam jūs man pudrina smegenis, apsimerdamas, kad viską žinot? Oi, seiliuoja su. Kur tada malūnsparniai su kandidatais? Kur tada ten su šimtų, kruopų, miltų, degtukų, saldainių lietus? Kur galų gale kompromatų karas? Žinot, pasikeitė Lietuva. Sakot, pasikeitė Lietuva, rinkėjai nepasikeitė. Aš tai gal negaliu visiškai balsuoti, kad kompromatas. Aš gal atsirenku teisingą žmogų tik tai pagal išpiltų srūtų kiekį. Nu jo, žinot, šį kartą viskas labai tyliai. Nepareikšta, kad koks nors bankas bankrutuoja, ar koks nors kandidatas paskelbėtas svingerių vakarėlėje. Absoliučiai nieko. Nes kazimierai prūsčiai niekada nesugalvojo. Tik tai tas pačias senas raidės, pačius senuoju. Mazironis. Nes senas gašlus Mazironis, laikydamas mažylį ant rankų, jau kažkiek šypsena. Ir tai nebuvo apkaltintas negražiais dalykais. Tai argi čia rinkimas? Žinot, aš jau pradedu neapsitarti. Tikrai neaišku, ką rinkti. Žinot, gal net ryškiausiai atrodo tas žmogus, kuris kalba už generolą Vėdė. Ar čia kalbas apie tą signataras, kad įsidarė. Jo, tas ryškiausias ir vien muzika reiškia. Žinot, iš ten, gal tikrai reikia tos rinkimus nukelti į Liepos pabaigą, gal iš tų kandidatų kažkaip pasirodys, išliks kažkaip išryškės. Jo, dar palangoj pamatytume Graužinienė su kupalniku, katram savo vandenio motociklo Katalina Viktoras. Žinot, gal net ir sužinotume, kad yra Tomaševskis, yra ateistas ir netiki Dievu. Tada, pavyzdžiui, yra žvėjų santuoka. Būsiška. Buvusias mokyklus, kad yra studijai. Istorija mokytis? Nu, aš nežinau, kurios istorijos, visą istoriją, bet mokyklos tikrai baigė ir dabar Galvoju, kad apsikabinti. Palaukite, tai kas tada bus, kai aš baigsiu juos savo mokslus kažkokius? Kas grupė buhalterės ar grupė inžinierės? Kas tas studijuojas? Nežinau, aš nežinau, ką studijuojas, šitą dar nieko nežinau, niekur neįstojo, bet jau mokyklos baigė. Negali. Nu, tai viskas dabar liko tik studentai. Gausaitė neleidžia. Na, taigi labai įvaizdis yra. Net pasaulinė praktika tik pavyzdžių yra. Mes atsirinka kaip grupė tatų. Nu, tai ten buvo visas lakstėjas, nemokykliniai sionės, sakyk, trumpai, lakstė, kur ten buvo du vaikus, nepasibindęs ar panašiai. Nu, vyktų. Kažkas pašūšęs pažiūrė. O mokinukės labai teigiamos yra. Nu, jo. Jau kam buvo jau valgyti. Labai teigiamos. Aš tik paskui labai įdomu, kodėl jos vaikų choras Olele vadinasi. Ir ką? Nu ir ta, kad iš to, aš tik paskui, supranti, ne iš to Olele choro, iš tos Olele kukytės išauga. Aha. A tam, kad per kompaniją, tai mes jau gal ir taip žinom visi. O jau nežinau.